Sveiki, šiandien noriu pakalbėti apie antrąjį astrologinį būstą ir jame esančias planetas, kokia to būsto reikšmė ir ką reiškia, kai įdedame planetas į tą antrąjį būstą. Todėl jeigu aktualu ir esate šiek tiek susipažinę su astrologija, kviečiu pasižiūrėti ir jeigu atrasite kažkokių tai asmeninių įžvalgų, galėsite pasidalinti su kitais. Tai pradėkime nuo antrojo būsto, kokia to reikšmė ir ką jis duoda. Tai visų pirma, antras būstas yra Jaučio zodiako ženklas, tai yra valdovas. Ir dažniausiai šitas antras būstas yra susijęs su pinigais, materialumu, tiesiog pačiu turtu, tiek kiek mes per gyvenimą jau sukaupiame, kaip mes jį uždirbame. Dažnai pasireiškia kaip savivertės buvimas ir per tai mums parodo, kiek žmogus pats iš savęs gali per kažkokius tai talentus, įgūdžius uždirbti, sukaupti turtą. Tai gali būti susijęs su maisto kiekiu, kokį valgome, kaip valgome, taip pat susijęs su balsu, nes yra gerklė ar ne, taip pat įdedama maistą. Ir galime tuo pačiu išreikšti per burną savo balsą, savo kalbėjimą. Tai dažnai šitame būste, jeigu yra planetų, gali būti susijęs su oratoriais, kurie turi įgūdžius išreikšti mintį, išreikšti balso intonaciją. Tai gali būti, sakykime, balsas kažkoks tai grupesnis, kitas gali būti švelnesnis, priklauso nuo planetos išsidėstymo tame būste. Ir dažniausiai galima pamatyti, kad tai yra netgi su vertybė susiję dalykai. Tai pavyzdžiui, šeimos vertybių sistema, kažkokia žmogus gali būti įdiegęs sistemą, kuri jam yra labai svarbi, aktuali, galbūt nuo pat vaikystės turėjo kažkokią vertybių sistemą, kuri susiformavo, automatiškai jis tai naudoja gyvenime ir kartais netgi tokius žmonės yra sunku paveikti, jie turi savo stuburą, eina, daro ir juda į priekį, kaip sakoma. Tai jeigu kalbant apie planetą susijusią su Saule, tai pati Saulė yra valdoma Liūto ženklo, zodiako ženklas yra svarbiausias Liūtas. Saulė pati iš savęs yra kaip ir gyvenimo tikslo einanti kredo tikslas ir dar kartą tikslas. Tai Saulė nori visą laiką pasiekti, žino, ko nori, yra užsiciklinus taip ir anaip, jinai žino, kaip eiti ir ką daryti. Tai kai antram būste yra Saulė, dažniausiai žmogus turi ganėtinai tiesmukišką balso intonaciją, žino, kaip pasakyti, ką gauti, kartais toks žmogus gali netgi manipuliuoti, kad pasiektų savo tikslą. Tai dažnai gali būti lyderio pozicija, labai stiprią turintis vertybinę sistemą. Jie vadovaujasi ir rodo kelią galbūt netgi kartais tiems, kuriems reikia, kad galėtų nukreipti. Tai tikrai ganėtinai stipri būna pozicija lyderio. Ir kitas dalykas, jeigu paėmus Saulę kaip Liūto ženklą, Liūtas mėgsta pasipuikuoti, jis mėgsta sceną, mėgsta pasirodyti. Tai reiškia, dažnai toks žmogus gali būti geras autoritetas, oratorius, einant į sceną ir parodant, ką aš galiu, kaip aš kalbu, kaip aš galiu iškomunikuoti informaciją ir ją pateikti. Prieinant prie kitos planetos, tai yra Mėnulis. Mėnulis yra Vėžio valdomas zodiako ženklas. Tai Mėnulis yra atvirkščiai Saulei, tai reiškia, kad Mėnulis yra emocionalus, daugiau plūduriuojantis, kartais gali būti toks kyla emocijos, nusileidžia emocijos, tai ganėtinai nestabili pozicija. Mėnulis aplamai pradeda bręsti nuo kokių, sakykime, 30-35, kai Mėnulis jau tampa šiek tiek stabilesnis. Bet iki tol, jeigu antram būste yra Mėnulis, ganėtinai dažnai žmonėms yra laviruojantis, nestabilus finansai gyvenime, ko pasekoje tai yra nuolatinis ieškojimas, kaip man gauti finansus, ką daryti. Jie viską perima tos finansus per emocijas. Galbūt vieną dieną gali būti labai stabili emocinė būsena, jie tos finansus uždirbs tikrai stabiliai ir stipriai. Kitą dieną gali nukristi
ir nebūti ta stabili situacija ir automatiškai viskas eina per emociją, per tą nestabilumą. Bet aš kaip sakau, metai eina, žmogus pradeda bręsti, labiau pradeda orientuotis, kaip uždirbti pinigus, ką norėti nuveikti ir automatiškai žmogus pradeda stabilizuoti savo emocijas ir taip užsidirba tuos pinigus. Pereinant prie kitos planetos yra Venera. Aš šiek tiek konspektavau, kad nepamirščiau. Tai Venera yra valdoma Jaučio ir pavyzdžiui Svarstyklių ženklo. Tai Venera iš savęs, jeigu neatsiranda antram būste, tai jis dažniausiai laviruoja kaip komforto, kaip grožio ir pinigų sritis, nes Venera yra antro būsto valdovė. Venera asocijuojasi su pačiais pinigais, su turtingumu, su grožiu ir materialumu. Kaip pati planeta, jinai labai ganėtinai nori stabilių finansų, per daug pastangų nenori tuos finansus įdėti, jiems automatiškai tokiem žmonėms ties finansai savaime atsiranda, tai kažkas duoda, tai kažkur atsiranda iš kažkokios aplinkos, jiems per daug pastangų į tai nereikia dėti ir jie tiesiog gerai jaučiasi dėl to, kad nuolatos per malonumą, per atsipalaidavimą tie finansai jų gyvenimą ateina. Tai gali turėti tikrai ir prašmatnių papuošalų, brangių kvepalų, įvairių materialių, prabangių dalykų, kas susijęs su grožiu, komfortu ir tai iš tiesų yra labai geras ženklas būti šitame būste, nes tai tikrai yra palanku ir jeigu dar Jaučio arba Svarstyklių zodiako ženkliai yra, tai iš viso perspektyvų yra pakankamai daug. Kitas dalykas - Merkurijus. Prieikim prie kitos planetos. Merkurijų valdo Dvynių zodiako ženklas. Merkurijus iš savęs, kaip ir paminėsiu, yra bendraujanti, tokia analizuojanti ir žaisminga planeta. Jeigu jinai atstovauja antrąjį būstą, dažniausiai žmogus gali būti tikrai aštraus proto, tikrai aštrų sugebėjimų gauti finansus, tikrai gali būti ganėtinai stiprus manipuliatorius, pasiimantis tai, ko jam reikia iš gyvenimo ir gaunantis ganėtinai stipriai, kaip čia pasakyti, tuos finansus gauna tikrai ganėtinai per pat kažkokius tai aštrius, kaip čia pasakyti, gali gauti tuos per didelį investavimą, kaip pavyzdys. Negali būti žmogus labai investuojantis, suprantantis sistemą, suprantantis, kaip prieiti prie tų pinigų. Gali būti net labai aštraus tokio proto, kur gauti, sakykime, per bankininkystę, ne kažkokį banko sistemą, gali būti verslininkas, tai yra labai tikrai stipri gyslelė, paimti pinigus ir juos kaupti. Tai yra tikrai intensyvi padėtis, nes jie tai per savo kalbėjimą, per savo aštrų liežuvį, per savo aštrų protą atranda ir žino, kaip prieiti prie pinigų, kaip gauti tą didelę sankaupą pinigų sumos. Jie tikrai mėgstantys kaupti ir investuoti į tai. Tai gali būti tikrai geri investuotojai. Bankininkai, buhalteriai dažnai būna iš tikrųjų labai gali tikrai suprasti dokumentaciją, kaip prieiti prie sistemos, kad galėtų gauti tikrai sumą materialumo. Gerai, kita planeta yra Saturnas. Saturnas yra valdantis kaip ožiaragis arba vandenio ženklai. Dažniausiai tai Saturnas duoda tokios brandos. Visą laiką pats Saturnas, jis pradeda tikrai intensyviai duoti rezultatus ir bręsta ganėtinai stabiliai tik po 35 metų. Tai reiškia, iki tol Saturnas, jeigu atsiranda antrame būste, dažniausiai būna labai sudėtingi finansai. Dažnai žmogus ganėtinai ilgai gali negauti stabilių pajamų, sunku kažką tai sutaupyti, prikaupti. Toks žmogus dažniausiai gali būti jaučiantis tą tokį nepriteklių ir jam labai yra sunku uždirbti. Jam reikia nuolatos dėti pastangas, kad gautų bent trupinėlius, kaip aš sakau. Bet viskas pradeda keistis tuomet, kai žmogus pradeda bręsti, ateina daugiau į
gyvenimo vidurio amžių ir tada pradeda keistis mąstymas, tada jau tai, ką tu išmokai apie finansus, apie tos sunkumus, ką tu sukūrei rutiną, brandą, discipliną apie finansus, automatiškai tu taip pradedi generuoti tas pajamas, pradedi suprasti, kaip juos uždirbti, kad man nereiktų tiek daug pastangų įdėti. Tačiau žmogus turintis Saturną antrame būste, po 35 atsiranda tam tikras palaiminimas, nes viskas, kas Saturnas yra lėta planeta ir jinai labai sulėtina procesą. Automatiškai iki 35 mes jaučiasi, kad žmogus eina lėtai, bet ieško progreso, kaip gauti tuos finansus, jis išmoksta, praeina ir tampa tos srities įgūdžių meistru. Ir tada automatiškai po 35 jis įgudęs, supranta, kaip tas turtas ateina, kaip tie finansai ateina, kaip jie generuojasi. Ir automatiškai žmogus pradeda po 35 iki pat senatvės, jam pastangos, kurias jis nešė jaunystėje, pradeda jam duoti vaisius. Tai reiškia, iki pačio gyvenimo galo finansiškai jis visą laiką bus stabilus, nes jis jau išmoko, suprato, kaip prie to prieiti. Aš labai dažnai vadinu irgi šitą planetą karminę, jeigu kas nors tiki šiek tiek į karmą, tai tiesiog karma kaip tokia aš vadinu tam tikri šablonai, tam tikri modeliai atsinešti arba sukurti nuo pat vaikystės ir jie kartais yra nepasąmoniniai, kurių mes neapčiuopiam. Ir mes nuo pat mažens einam tam tikrų kelių, nesuprantantys tam tikrų šablonų ir modelių, kuriuos mes turime, ir mes jais gyvename. Ir tik tai po 35 mes pradedam sąmoningai suprasti, kad kažkur kažkas ne taip buvo ir mes turime su tuo susitvarkyti. Tai aš kaip vadinu tą Saturną, kad jis persilaužia. Ir tada automatiškai po tų tam tikro amžiaus jis pradeda tikrai stabiliai eiti. Ir tai yra tik pliusas, nes yra žmogus nesijaučia nuolatos trūkume finansų, jis jau tarsi į vidurio gyvenimo pusę, jis pradeda suprasti, kaip tas finansiškai tas generavimas vyksta ir nuolatos jis turi tai. Jis išleidžia, vėl turi, vėl ateina tie finansai, vėl išleidžia, vėl ateina tie finansai. Tai aš labai džiaugiuosi, kad žmonės kad suprastų, kaip vyksta tas visas principas. Kad iki tol galbūt reikėjo pavargti, suprasti, daug mokytis, nes yra tam tikros pamokos su Saturnu. Saturnas yra mokytojas, kaip aš vadinu. Ir tada automatiškai po 35 jis tampa stabilus. Mokyklą praėjai ir gauni vaisius. Tai va, prieinant prie kitos planetos, tai yra Marsas. Marsas daugiau atstovauja Avino ir Skorpiono ženklams. Marsas yra tikrai intensyvi ir grubi energija. Jinai duoda tam tikrą pajėgumą uždirbti pinigus per kažkokį, tai nežinau, ar konfliktą, ar agresiją, ar jėgą, paėmus kažkokią tai balsų, nes dažniausiai tokio žmogaus balsas gali būti grubus, tiesmukiškas, nes žmogus nemoka kitaip pasakyti. Jam tiesiog savaime gaunasi galbūt susipykti, sukonfliktuoti, tas balsas toks būna tarsi aš noriu dominuoti ir aš noriu pasakyti, aš noriu lyderiauti. Toks žmogus gali netgi būti, irgi kaip aš kartais sakau, susijęs su pinigus uždirbti per kažkokį kareivio poziciją, per policijos poziciją, per bankininkystę, taip pat ir labai tinka tokiem žmonėm. Taip pat kartais gali tokį maistą suvalgyti labai grubiai, greitai. Jie tokie būna tarsi žvėrys, vidiniai žvėrys, kurie mėgsta skaniai, sočiai, daug pavalgyti ir jiems tos energijos reikia. Finansai gali būti uždirbami ir iš rankų, nes irgi dažnai susijęs su, ne tik su balsu, bet ir pačia fizinė ištverme. Marsas turi tiesiog fizinį tokią materialinę plotmę. Tai ką tai reiškia, kad dažniausiai viskas su Marsu susiję fiziškai, tai ką galima apčiuoti, paimti į rankas. Ir dažniausiai šitas antras būstas imponuoja per tai, kad jeigu aš galiu uždirbti pinigus per grubų balsą, kažką tai išreikšti, pasakyti ir per tai dominuojant gauti tuos finansus, tai aš galiu paimti ir fiziškai tai padaryti. Tai čia yra panašumų uždirbant pinigus. Gali būti, pavyzdžiui, kaip pavyzdys toks žmogus, kad ir statybose kažkur tai dirbti, paimti darbą į rankas grubiai,
tiksliai suprasti, kaip jam reikia dirbti, ką dirbti, kad galėčiau gauti tam tikrą kiekį ir savo materialumo finansų. Vertybinė sistema gali būti taip pat irgi tokia agresyvesnė, grupesnė, gali būti irgi ganėtinai ir norintis manipuliuoti tam tikrais dalykas, kad gautų kažką išgautų, kad gautų tą finansinį stabilumą. Dažnai nesakyčiau, kad stabilumas susijęs su Marsu. Marsas ganėtinai dažnai mėgsta nestabilumą, o riziką. Gali būti, kad mėgsta rizikuoti gyvenime, gaunant tuos materialumus, gaunant tą turtą. Mėgstantys eiti ten, kur galbūt nereikėtų eiti. Dažnai Marso energija yra tokia, kad pirmiausia padaro, paskui pagalvoja. Tai manau, kad kartais, jeigu ganėtinai yra silpnoj padėty Marsas, jeigu jam nėra Avino arba Skorpiono zodiako ženklų, manau, kad irgi, kaip aš sakau, reikia atrasti pusiausvyrą ir sustabdyti save, nuraminti savo balsą, nuraminti savo kalbėjimą, nes kartais tikrai galime įskaudinti, įžeisti, kartais net nekaltus žmonės, ar ne? Tai Marsas tas mėgėjas. Kas dar? Galim dar prieiti prie Jupiterio. Tai kita planeta yra Jupiteris, kuris imponuoja išmintingumą, galimybės, plėtrą gyvenimą, tai yra pozityvumo planeta. Jinai valdovas jos yra šaulys, šaulio ženklas. Jeigu Jupiteris atsiranda antrame būse, dažnai žmogus gyvenime tikrai turi ganėtinai stiprų potencialą gauti tos finansus, daug neįdedant pastangų. Tai žmogus dažnai į finansus žiūri pozityviai, išmintingai, gali būti, kad moka žmogus normaliai ir tinkamai taupyti, dėti pastangas, ne kad pastangas, bet dėti tą tokį išmintingą paprastumą, kaip taupyti pinigus, kaip juos pritraukti, kaip juos gauti. Tai gali būti labai geri mokytojai, kurie kalba per išmintingumo prizmę, panaudoja savo balsą, savo galią, kad galėtų uždirbti pinigus. Tikrai yra geri mokytojai, mentoriai. Ir kas dar? Taip pat gali būti tikrai ir nekilnojamo turto specialistai, ir finansininkai, ir analitikai, ir netgi gali būti susijęs su kažkokia tai meno sritimi, kur tikrai reikia tam tikrų įgūdžių plėstis, ar ne, prasme kalbėti gali žmogus netgi mentorius būti apie finansus, kalbėti apie pačius finansus, juos iškomunikuoti ir tai gauti kažkokį tai naudą, gauti tam tikrą atlygį. Tai irgi labai yra didelė paskata, bet aš kaip sakau, dažniausiai žmonėms labai didelių pastangų į tai nereikia dėti, kad juos gautų. Gyvenimas pats atneša tam tikrą jiems materialumą. Jie ganėtinai turi tikrai nuoširdų, paprastą ir ne per daug sunkų balsą, moka jį lavinti, moka duoti žmonėms patarimą, kas būtų kitiems žmonėms naudinga, gali padėti privesti prie tam tikros tiesos. Tai tikrai ganėtinai puikiai padėtis. Bet vėlgi priklauso nuo zodiako ženklo, kuris yra šalia Jupiterio. Tai, nes dažniausiai, jeigu bus kitas zodiako ženklas, tai keičiasi šiek tiek padėtis, keičiasi situacija ir viskas priklauso nuo to, kaip išsidėstymų, nes tų išsidėstymų yra N. Tai va, kas dar? Kol kas tiek. Reikiam tada prie paskutinių tokių iliuzinių planetų, kurių nėra, bet ir yra. Aš kaip jas vadinu iliuzinėm, rūką nešančiom planetom, tai yra Rakų ir Ketų. Tai jeigu Rakų yra antrame būse, dažniausiai žmogaus balsas tikrai ir kalbėjimas būna tikrai intensyvus ir labai sunkiai suprantamas, nes ten yra iliuzija, ten yra rūkas ir žmogus tiesiog dažniausiai ieško būdų, kaip gauti tuos finansus nelegaliai. Gali būti ganėtinai, aš taip vadinu tokius žmonės mafiozais, kurie nelegaliai gali tuos pinigus užsidirbti, bet jie visą laiką sieks to noro dar ir dar, tai yra troškimas, nes Rakų mėgsta troškimą, mėgsta savo tas
iliuzinės mintis dėti į tą antrąjį būstą. Tai reiškia, jis gali turėti iliuzijų, kaip aš užsidirbsiu pinigus labai dideliai, pompastiškai išpučia tą dalyką ir galvoja, kad aš taip ir anaip padarysiu ir aš gausiu tiek ir tiek pinigų. Kartais tokie būna svajokliai, bet metams einant, vidutinėme amžiuje žmogus šiek tiek nurimsta. Nebent jam būtų rakų periodas ir tada tam periode galbūt elgtųsi kitaip, bet dažniausiai toks žmogus atsineša troškimą daryti kažką. Reiškia, tai yra jau variklis tas rakų ir visą laiką jis turi planavimą, kad aš turiu kažką daryti, kad gaučiau tuos finansus. Kartais netgi būna tokie žmonės jaunystėje nieko dar neturintys, sunkiai gyventys materialiai, trūkumas tam tikrų išteklių, gali būti maža savivertė. Ir automatiškai tai yra jų stimulas visam gyvenimui kaip variklis judėti ir daryti tuos finansus, gauti tuos finansus per kažkaip kažkur, gali būti labai dažnai irgi manipuliuojantis, einantis per kitur, per aplinkui, gali būti slapti. Sakykime, gali net būti, kad jeigu rako koks yra su Skorpiono ženklu, dažnai gali būti tikrai labai paslaptingi ir slapti, uždirbantis finansus. Gali slėpti, nepasakoti kitiems, yra uždari, jų finansiniai ištekliai gali ateiti per kažkokias, nežinau, machinacijas, kaip aš vadinu. Visko gali būti, kaip sakoma, bet tiesiog yra tas troškimas eiti ir daryti tam būste. Tai žmogus tiesiog turi variklį judėti, tai yra tiesiog judėjimas. Ir aš kaip sakau, jeigu nebūtų to rako, kad ir kokia iliuzinė planeta, bet jinai veža į priekį, jinai padeda eiti, nes kitaip mes susirgtume kažkokią depresiją, neturėtume tikslų kažko siekti. Tai aš tiesiog esu už tai, kad tiesiog siekime, eikime ir darykime, nes mums tas reikalinga. Na ir jeigu prieikime prie ketų yra atvirkštinė rako pozicija, ketų atvirkščiai yra atneštas potencialas iš praeito gyvenimo, jei tuo tikima. Ir atsineštas potencialas, tai kad jeigu ketų yra antrame būste, kaip tik yra sakoma, aš jau tai turėjau, man tai nėra per daug aktualu, aš nesu užsidegęs užsidirbti tų pinigų. Galbūt kartais pats gyvenimas jiems duoda tuos pinigus, nereikia dėti labai daug pastangų. Dažniausiai tokie žmonės gali būti netgi dvasingi ir eiti į tą sritį, kur yra tas materialumas ateina per dvasingumą. Ir jeigu žmogus užsiima nuoširdžiai darantis kažką, jis ir gauna tuos finansus. O rako atvirkščiai mėgėjas pakenkti, mėgėjas kažką kitaip daryti, prasukti, susukti, kad tiesiog gautų. Nes jis visą laiką yra tam norėjime gauti tuos pinigus. O ketų atvirkščiai jis per daug apie tai negalvoja, jiem tai yra ne per daug aktualu. Kiti žmonės netgi būna, kad eina per daug į tą ketų ir tada gyvenimas pats juos išsperia ir pasako, stop, sustok, čia ne tau, eik tu į rakų. Nes dažniausiai mes gyvenime stengiamės eiti į rakų, nei ketų. Rako mus veža, o ketų mus šiek tiek atitolina, nes mums ten nereikia dirbti, ten yra atsineštas potencialas ir atidirbtas. Mums tiesiog reikia gyvenimo eigoje padaryti pusiausvyrą su rakų ir ketų ašimi, kur galbūt atrastume pusiausvyrą iš potencialo, ką mes atsinešėme iš ketų, pereiti į rakų ir mes taip laviruotume nuolatos, tai yra labai reikalinga. Tai tiek norėjau šiandien papasakoti, norėčiau daugiau pakalbėti, bet bandau ir stengiuosi, kad būtų tai informacija aiškesnė, struktūrizuota ir kad suprantama. Tai tiek norėjau papasakoti, ačiū, kad klausėte, kam buvo įdomu ir sutiksime kitais kartais. Ate.